Norime perduoti informaciją kolegoms, bet nepakanka elektroninio pašto galimybių. Problemą išspręsti padės debesų saugykla. Debesų saugykla – tai internetu pasiekiama vieta, kur virtualiuose serveriuose saugomi vartotojų duomenys. Tai tarsi vartotojo kietasis diskas internete, prieinamas visur ir visada, tai reikia tik interneto ryšio. Vienas iš paprasčiausių šios klasės įrankių yra Dropbox. Tai yra populiariausia debesų talpykla namų vartotojų tarpe, kadangi automatiškai sinchronizuoja failus visuose susijusiuose įrenginiuose ir leidžia lengvai padalinti norimais failais vos keliais spustelėjimais. Be to, ši debesų talpykla yra puikiai integruota į visas pagrindines operacinės sistemas. Tiesa, nemokamos saugyklos dydis yra 2 GB, tačiau įvairių veiklų bei akcijų pagalba gautą nemokamą dydį vietą galima padidinti 10-eriopai ir daugiau. Norėdami pasinaudoti debesų saugyklos paslaugomis, pirmiausiai apsilankome Dropbox svetainėje adresu www.dropbox.com. Gausime pagrindinio lango centre įrašą Sign up for free su galimybė jungtis laisviems vartotojams. Spustelę Sign up for free ekrane išvysime registracijos lauką. Jame nurodome vartotojo vardą, vartotojo pavardę, suvedame tikslų realiai egzistuojantį elektroninio pašto adresą bei pasirenkame slaptažodį, su kuriuo vėliau jungsimės prie sukurtos debesų saugyklos. Be to nepamirštame patvirtinti sutikimo su Dropbox naudojimo taisyklėmis. Create and account užbaigs mūsų darbo procesą. Sekantis mums siūlomas veiksmas yra parsisiųsti instaliacinį failą, šis iki jo atsisakome, o jungiamės prie naujai sukurtos debesų saugyklos. Štai mes ir debesų saugykloje galime susipažinti su pagrindinėmis debesų saugyklos veiklos sritimis. Tai yra failų saugykla, nuotraukų saugykla ir bendrų dalinimusi resursai. Tarkime, norėdami papildyti failų saugyklą, pasirinkę sritį failai, viršutinėme įrankių rinkinyje pasirenkame įrankį Upload. Choose File, pasirenkame reikalingą mums dokumentą, failą, kurį norėsime įkelti į debesų saugyklą ir jei norime įkelti daugiau, renkamės Add More Files, jei ne, sulaukiame, kol pilnai užsipildo failo nuskaitimo eilutė ir patvirtiname Done. Mūsų failas jau debesų saugykloje. Analogiškai galime įkelti ir mums reikalingą nuotraukų rinkinį. Pasirenkame sritį foto. Mums siūlo arba sukurti iš karto albumą ir nurodyti, kokias nuotraukas ir iš kur norėsime įkelti, arba galime elgtis lygiai taip pat, kaip ir su failais ir tuo pačiu principu sukelinėti ir fotografijos. Be to, fotografijos gali būti sukeliamos į debesų saugyklą ir automatiškai. Jei norime naudotis failų rinkiniu kaip įprasta kompiuterinėje failų sistemoje, galime susikurti atskiriems failų tipams atskiras kategorijas, tai yra atskirus katalogus. Tam įrankys New Folder, pavadiname savo segtuvą ir norėdami į segtuvą įkelti dokumentą, tiesiog įeiname į segtuvą, vėl renkamės Upload, Choose File,
pasirenkame reikiamą mums dokumentą, sulaukiame, kol jis pilnai nuskaitomas, patvirtiname. Dokumentas persikėlė į mūsų failų saugyklą. Analogiškai ištrynimui turime šiukšlinę, į kurią galime šalinti visus nereikalingus dokumentus, kurių debesų saugykloje nebereikiame. Share file leis dalintis bendrais resursais su tais vartotojais, su kuriais norėsime tvarkyti bendrus dokumentus. Baigdami darbą, nepamirštame atsijungti iš debesų saugyklos. Sekančiam kartui prisijungimui mums bus reikalingas tik tai elektroninis paštas ir slaptažodis. Dropbox'as sėkmingai gali būti naudojamas ne tik kompiuteriuose, bet ir mobiliuosiuose įrenginiuose. Be to veikia Dropbox'o Facebook'o socialinio tinklo draugija, bendrija. Ir be Dropbox'o galime pasinaudoti ir kitomis debesų saugyklomis. Tarkime, Teo vartotojai gali sėkmingai pasinaudoti Teo siūlomą debesų paslaugą. Analogišką situaciją kaip ir Dropbox siūlo Yandex debesų saugykla ir visa eilė kitų debesų saugyklų. Tad galime rinktis pagal dydį, nemokamą, limituojamą dydį, pagal greitį, pagal duomenų talpinimo principus ir panašiai. Taigi, belieka tik palinkėti sėkmės taikant debesų saugyklos paslaugą.